Labadiena visiems! Džiaugiamės matydami jūs išties šią nuostabią rudens dieną, todėl kad šiandieną Klaipėdoje unikalus, niekada dar Klaipėdos istorijoje nebuvęs renginys, kuris yra skirtas bendruomenių metams pasitinkant ir vadinasi Obuolio ir bulvės šventė. Pasiplojam! Mėly klaipėdiečiai, mes šiandien rengiam tokią šventę, artėjant bendruomenių metams. Ir norisi, kad ne tik kaimo bendruomenės telktųsi, bet ir mieste jaustų žmonės bendruomeniškumą. Mes kvietėme dalyvauti namais, organizacijom, kolektyvais, grupėm, tiesiog turėkit tik tai iniciatyvos, norėkit bendrauti. O šiaip, mylieji, tikrai bus puikių kolektyvų, gražių pasirodymų, oras puikus, ragausim bulvienę. Būkim čia ir džiaukimės šitą bendrystę. Su Obuolio ir bulvės švente. Valio! O kaip tauta sako, žmogus ne vien duona ir darbais yra sotus. Visada lietuviai turėjo gerą būdą, rudenį derlių nuimdavo, visada pasidarydavo šventę. O kaip dabar jaunimas sako, tautai reikia ir tūso. Todėl šiandien mes ragausim patiekalus, bulvienę, obuolių pyragus ir visą kitą. Ir yra iš tikrųjų šventės noras suburti bendruomenės. Gera šventė, geros bočias, labai skani sriuba. Labai ačiū už tokią šventę. Ateinantis metai 2016 yra Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti kaip bendruomenių metais. Tai norint išjudinti bendruomenės, kad jos tikrai, ypač mieste,
telktųsi ir suvoktų, ką reiškia ir ką gali bendruomeniškumas, kilo idėja pakviesti į labai neutralią šventę, labai žmogišką, labai lietuvišką obuolio ir bulvės šventę. Jo labiau, kad obuolį mes laikom išminties, vaisingumo ir valdžios simboliu. Net Biblija prasideda su istorija apie obuolį. Aš manau, kad mūsų šventė puikiai ir tradicija tikrai tęsis. Laukiame kitose šventėse. Aš kaip miesto savivaldybės tarybos narė matau labai daug renginių, kurie vyksta mieste, bet jie vyksta miesto centre, jo viešosiose erdvėse. O pietinė miesto dalis savotiškai yra ir pamirštama. Ir kilo tokia idėja, kad būtent eiti į mikrorajonus, kur yra daugiau apgyvendinti daugiabučiai namai. Ir tuo labiau, kad šita aikštė buvo labai gražiai renovuota, yra padaryti gražų suoleliai, patogu. Ir tiesiog norėjusi išbandyti mums patiems su renginiu, kad suburti tą bendruomenę, pakviesti klaipėdiečius telktis, dalyvauti. Tai yra pirmas bandymas ir manau, tai yra graži pradžia, tai bus tęstinė šventė. Ir kitais metais ir patys gyvenamųjų namų gyventojai, ir bendrijos, ir kolektyvai sudalyvaus, nes jie pamatė, kad yra rezultatas, kad žmonės atėjo, kad gražiai bendrauja, skanūs valgiai, puošnūs stalai, gražus koncertas ir mums tiesiog reikia eiti arčiau žmogaus, ten, kur jie gyvena, kad jiems būtų patogu, išėję iš namų ir šventėje. Kurios niekada neturėjau. Už tave, už save, už kiekvieną pradėjusi dieną. Meldžiausi, pakėlęs į dangų akis. Nelemtis nelikimas atgal mūsų suvedė sielą.